Pone Džanai, lipsiu čia. Labanakt. Labanakt. Tau visai negėda? Pusvelčiui nusipirkai krautuvę, dabar žmonės apgaudinėjai. Niekas pas tave neįspirkti, girdėjai? Seniam, ko visus kaimynus ant kojų pakėlei? Eik namo, neerzink. Dar nurodinėsi, per tave tėti širdies smūgis ištiks. Vargšelis mirs per tave. Juk krautuvė buvo mūsų pragyvenimo šaltinis. Visai gėdos jausmo neturi. Tau visai negėda? Saniam. Nagi, sesė, eik namo. Pala, Saniam, eime namo, pala. Saniam, namo. Dar pakalbėsim. Ko spjaudaisi, pasigėdytum? Šiandien pasispjaudykim, kitą dieną nosį sulaužysi. Sesė. Klausau, kaip sekas? Kai ko paprašysiu. Seniam šeima turėjo krautuvę, kažkoks vyras perpirko, regis apgavo. Šakalo krautuvė. Gali pasidomėti? Sakai, seniam. Taip, brolau, seniam. Pasidomėsi? Gerai, patikrinsiu. Adresą žinai? Atsiųsiu žinutę. Gerai? Beje, radot modelį fotosesijai? Užsiminiau poniai Edai iš fondo. Į kažką išsirinko. Tu paruošk patalpas, aš su modeliu atvažiuosiu. Gerai, paruošiu iki ryto. Iki rytojus, iki greito. Pirma senus lapus ištrauk. Gerai. Kad neliktų, kitaip supus. Paskui ištrauk iš vazonų. Gal rytoj pratęsit? Nepavargot? Viešpatie, Mefkibė. Aš dar nenusiraminau. Niekaip man nepraeina. Persodinsiu gėles ir ateisiu. Ir aš susinervinusi. Tėti, palauk. Pasodinsim dar tavo jau pasodintų. Eikš. Jau graži spalva. Visai į tėvą. Jie du tokie panašus. O į ką aš panaši? Aišku, į mane. Tokia linksma, tokia protinga, mėgstanti kalbėti, graži, visai kaip aš. Mama, tu giriesi ar mane geri? Nesupratau. Ir nebūtina. Mefkibė. Mefkibė. Ką? Mieloji vazonas sudužo. Žemės išbyrėjo. Turėčiau pasiųst, ar ne? Bet kai taip mane kviečia, negaliu pykti. Padėsiu tau? Sušluosiu, aš sutvarkysiu, brangusis. Jei aš ką sudaužyčiau, pilos gaučiau. Vaikystėje sekamos pasakos byloja mums apie mūsų laukiančias baimės. Pasakos byloja tiesą. Teks sutikti ir užgrobti turtą trokštančių apgavikų ir kaprizingų princesių, kurioms nepatiks tavo susikurtas svajonių gyvenimas. O koks mano vaidmuo šioje pasakoje? Ar aš princesė po bučinio atsibudusi iš šimtmečio miego ir dabar ieškanti albatroso? Ar kvailelė pametusi galvą dėl blogojo karaliaus? O koks blogojo karaliaus, už kurio mielo šypsenos slypi tamsa ir pavojus vaidmuo šioje pasakoje? Sesė. Sesė.
Sesė, kas yra? Kelkis. Man nuobodu. Kelkis pagaliau. Saniam, kada tau spėjo atsibosti viešpatė? Visai išprotėjai, dar tik 6 ryto. Kas rytą atidarydavau krautuvę, turbūt todėl įpratau. Kalbant apie krautuvę, norėtum atkeršyti šakalų Ihsanui? Kaip atkeršit? Labai negražiai. Nieko nėra. Eime. 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 Mes tikrai tai darom? Tikrai. Sesė, kaip darysim? Ką man daryti? Tiesiog daryk, ką aš darau. Nesijaudink. Tikrai labai jaudinuosi, tau patiks. Padėk ant žemės. Ačiū, sesė. Pradėkim. Gerai. Metam? Taip. 3, 2, 1. Šetau. Šetau. Neraliuotas lupikautojas. Niekšas. Meskime. Nagi. Kaip smagu. Mesim dar? Paskutinį kartą. Gerai. 3, 2, 1. Bėkim, pavėluosim į darbą. Labai jaudinuosi. Nagi, bėgam. Viešpatie, dar vieną kilputę. Ar tai pinamos sapnų gaudyklės? Viešpatėliau, juk daviau pavyzdį. Reikia pagal pavyzdį daryti. Han, mano tikslas vesti. O tu mane rankdarbių mokai. Geriau nueikime pasimelsti prie kokio šventojo kapo. Greičiau svajonės išsipildys. Kokia nauda iš sapnų gaudyklės? Gaila išversta pažodžiui. Sapnai ne viskas. Ji gaudo svajonės. Juk pasakojau, pasikabinsi virš lovos, saugos tave nuo košmarų ir baimių. Didžiausias košmaras, kad sene manęs nemylės. Negalim daug dėl to padaryti. Jau praėjo. Taip. Yra kitų košmarų. Niekšas atėmė iš uošvių krautuvę. Baisu, kad net gausim. Teisingai. Ne, sapnų gaudyklė čia nepadės. Reikia kitos priemonės. Ne, užsienietiški metodai mums nepadės. Prašiau mamos pinigų. Sakė, dar nemirė, kad į palikimą pretenduočiau. Apsiverkė. Nieko negaliu pasakyti. Negaliu būti blogas sūnus. Netoks mano būdas. Ne, neprašysi mamos pinigų. Atėjo metas pačiam ant kojų atsistoti. Man šovė viena mintis. Prisiekiu, išrausime problemą su šaknim. Eime. Prisiekiu. Pačią tamsiausią akimirką patiki kaip saulė. Eime. Stokis. Tik viską paimk. Eime. Jokios naudos, pinigai į balą. Ir dar tiek sumokėta. Į balą visi. Tik pinigų nori. Saniam, ieškau tavęs. Turėsi minutėlę? Taip, žinoma. Eisiu iš karto prie reikalom. Yra toks moterų paramos fondas. Mano klientai. Padeda moterims karjeros klausimais. Tuo pačiu sukuria sąlygą 100 moterų dirbti. Daro išties gerą darbą. Jei nebūčiau įsidarbinusi, tai smara... Labai atsiprašau. Nenorėjau pertraukti. Fondo likimas pakibęs ant plauko. Bandome parengti kampaniją, kad to fondo neuždarytų. Labai geras darbas. Mums reikia savanorės, kuri sutiktų tapti kampanijos veidu. Vakar buvai atvažiavusi į spaustuvę. Fondo valdyba tave pastebėjo. Jie nori tavęs. Aš modelis? Ne. Nesakyk ne, prašau, sutik. Fotosesija truks 1 valandų. Reikės tik 1 kartų persirinkti. Padarysi gerą darbą visoms šalies moterims. Labai jaudinuosi prieš kameras. Sutrinku iškart. Nesijaudink. Geras fotografas sugeba nuraminti. O fotografuos... Tikiuosi, ne ponas Džanas. Ne. Džentelmenas, tikras profesionalas. Kodėl nenorėtum, kad fotografuotų Džanas? Šalia jo labai įsitempiu. Plaukai piestu stojasi. Atleiskite, juk jūs artimas draugas. Nieko tokio. Na, sutiksi paaukoti 1 valandų? Sutinku. Gerai.
Tobula. Atvažiuosiu po valandos. Fotosesija šiandien? Taip, nuvešiu tave ir pasakysiu Deren. Gerai. Tik paprašysiu nieko nesakyti Džanui, gerai? Ką jam sakyčiau, mielai, šiaip nekalbėčiau. Visi kaip mano vaikai, visi kaip jūs paliksiu. Espresso, filtruota kava, turkiška kava. JJ? Kas tau yra? Kas yra? Kas? Nesupranti, kas nutiko? Nesupranti padėties rimtumo? Suprantu, viskas gerai, visi ramus. Man tavęs labai gaila, seniam. Mums galas, seniam. Šiandien paskutinė mūsų diena čia. Mūsų išvarys. Šiandien mūsų išspirs. Kas vėl nutiko? Kas yra? Paaiškės audito rezultatai. Atims 2 balus. Kodėl? Dėl higienos ir poilsio erdvės. Kas buvo atsakingas už higieną? Aš. Kas sudaro higieną? Pelė sudaro? Pelė atsirado. Palauk, pamiršau paskambinti Aihan. Kas tai, Han? Ko jį čia dėta? Už poilsio erdvę buvau aš atsakingas. Kas dabar? Abu išvarys. Mums galas. Šiandien išsipildo tai, ko labiausiai bijojau. Mane išvarys tokią gražią dieną. Mums galas. Ką man daryti? Gal į tėvynę sugrįžti? O kur tavo tėvynė? Neklausinėk nesąmonių. Iš kur kyla tokie klausimai? Ar apie tai šnekam? Gerai, JJ. Įpilsiu tau kavos, o tu nusiramink. Sakai? Eisiu veidą, lediniu vandeniu apsišlakstysiu, pridėsiu ledo kompresą prie galvos, įsikišiu galvą į šaldiklį. JJ. Atspausdinkim savaitės programą, padalinkim visiems. Džanai, galim su tavimi peržvelgti? Nereikia, aš pasitikiu. Kokių minčių kilo kampanijai? Pažiūrėsim. Čia mašinų reklamai, čia vizualizacijos, kol kas tiek. Paskui, Sanem, dabar nemetas. Čia man? Ačiū. Pone Džanai, auditą praėjom. Iš viso 4 praėjo. Tik turiu nekokių žinių. Viena iš 4 agentūrų Ailin agentūra, o mes gavo mažiausią balą. Vadinasi, Ailin dirbantis agentas vakar gerai pakišo mums koją. Dar taško netekom už tai, kad neturėjom poilsio erdvės. Sanem buvo paruošusi, bet Deren pasididžiavo rodyti. Džanai, kaip gali taip sakyti, labiau už kitus noriu dirbti su šiuo klientu. Jau kalbam apie $1 milijoną. Pinigai nesmė, Deren. Ne milijonas ir ne tai įmonė. Man visą tai nerūpi ir ne jų kriterijai. Mūsų kriterijai, Deren. Kad visi galėtų reikšti savo nuomonę. Kad kūrybai nebūtų ribų. Kad ryte nori ateitų darbą. Pagalvok, kaip elgeisi su Sanem. Gersi? Brangusis, girdėjai džiugę žinę? Praėjau auditą, gavom aukštesnį balą už jūs. Ačiū. Turim tai, mums pavyks. Tikiuosi, brangusis, pagaliau ir mūsų gatvėje šventė. Paskambinsiu vėliau. Galiu užeit? Ko šypsaisi? Praėjom auditą? O tu, ko toks paniurės? Praėjom, bet žemiausių balų. Bus sunku gauti užsakymą. Priklausomai, kaip pasirodysim. Savininkas nori susitikti su darbuotojais ir mumis. Kiek girdėjau, labai vertina asmeninį ryšį. Kaip tik man. Gal tu vienas nuvažiuok? Ne. Ir dar formalus aprangos kodas. Visi vyrai juodais kostiumais.
Dabar aišku, ko išsišiepęs. Jeigu tau reikės fantazijos, galėsi iš manęs pasiskolinti. Gerai? Turėsiu omeny. Gerai? Iki pasimatymo. Ką veiki? Norėjau paprašyti išleisti mane. Turiu truputį reikalų. Gerai. Eikš. Vakar labai man padėjai. Buvo gera mintis paleisti pelę, išgazdinti visus, bet tai nesvarbu. Atvažiuosi vakarėlį? Galiu nevažiuoti? Ką ten veikčiau? Taip negalima, visi važiuos, būtų keista. Gerai. Ir žiedą užsimausiu, eidama pas poną Džaną. Vis pamirštu užsimauti. Sanem nenešiok kišenį, gerai? Dar pasikalbėsim apie žiedą. Pasimatysim vakare. Pone Džanai, galiu anksčiau darbą baigti? Turiu truputį reikalų. Žinoma, geros dienos. Beje, norėjau padėkoti už tai, kad mane apgynėt. Nėra už ką, nėra už ką. Juk negyniau konkrečiai tavęs. Deren negražiai elgėsi, o su kuo, netaip svarbu, galėjo bet kas būt. Aišku, geros dienos. Prašom, būtų viskas? Turit arbatos? Ne, apgailestauju. Sveikas, Osmanai. Labas, Nihadai. Ko pasvert? Man nieko nereikia. Atėjau tau padėti. Padėti? Kur? Kas kur? Kaip jie ten? Prijuostė. Kur prijuostė? Štai. Štai kur? Man labai nuobodu namie, Osmanai. Negali įsivaizduoti. Slinkis? Mušiu mėsą. Gal taip išsikrausiu. Čia mūsų mėsa? Taip. Tai pradėsiu. Tik gerai, Osmanai, viešpatė. Tu pas mus mėsininkas, bet ir aš patyręs. Aš irgi šį beitą suprantu. Greitai smūgiais ar vienu stipriu? Vienu ar ne? Gerai. O, jau dabar jaučiu poveikį. Kaip gera. Labai gera. Dabar geriau tave suprantu. Ar girdėjai, kad būčiau ką apkalbinėjusi? Atsiprašau, nerandu sesės. Galėjai perduoti, kad grįžusi namo manęs palauktų. Kartu važiuotume į vakarėlį, gerai, o tu kur? Sanem! Kas yra? Negaliu patikėti. Kas yra? Pasirodyk. Susižadėjai? Aš... Taip, susižadėjau. Neseniai. Niekas dar nežino. Ko niekas nežino? JJ Sanem susižadėjo su labai turtingu vyru. Pažiūrėk į jos žiedą. Kas čia? Nieko savo. Kada spėjai susižadėti? Vakar. Nieko savo, Sanem, kodėl man nesakei? Su kuo susižadėjai? Nepažįstat. Kol kas slepiam. Slepiat, bet žiedas kaip švyturys šviečia. O kaipgi albatrosas? Albatrosas išgalvotas, mylimasis, o čia tikras. Bet kažkodėl slepi, Sanem, tu tikrai keista mergina. Tik niekam nieko nesakykite. Liks tarp mūsų, gerai? Dar klausiu, papasakok visiems. Kolegos, Sanem greitai tuoksis. Valio. Kas dedasi? Susižadėjau. Susižadėjau? Sanem, eik pasišnekėsime. Turim reikalų. Nenoriu. Tik porą minučių. Kas čia? Žiedas. Matau, kad ne Auskaras. Sužadėtuvių žiedas iš kur atsirado? Jis netikras dėl karjeros. Skaičiau, kad ištekėjusios moterys greičiau karjeros laiptais lipa. Sanem, kurią vos dirbti įkalbėjau, virto karjeriste? Taip ir patikėjau, Sanem. Ką vėl prisigalvojai?
Taip, prisigalvojau. Saniam, liaukis kvailioti, liaukis. Apsikvailinsi pati ir mane į kvailės vietą pastatysi. Kokia teisuolė. Kalbi taip, nes tik pati savimi rūpinėsi. Saniam, aišku, rūpinuosi, bet ir tavimi rūpinuosi. Elkis deramai. Kitaip po pirmos klaidos tėvams įskūsiu. Nesakyk nieko mamai, gerai? Dar ir kaip pasakysiu. Nesakyk nieko mamai, prašau. O aš saugosiu tavo paslaptį. Kokia dar mano paslaptį? Aš kaip atversta knyga. Tėvai viską apie mane žino. Elkis tvarkingai. Stebiu tave. Kitaip mamai pasakysiu. Nežinau nei vienosios paslapties. Ir ką aš tau sakau? Mefkibe, paklausyk manęs. Viešpatie. Ir ką aš tau aiškinu? Aisun? Žinojau, kad daug turto turi, bet negalėjau įsivaizduoti kiek. Parduotuvės, pirtys, laukai, sklypai, siaubas. Kas dabar? Ir kas iš to turto? Dieve šventas. Turto į dausas nenusinešė. Kas pirmas savininkas? Sultonui Suleimanui neliko, o Aisun liks? O ji tikrai ir pirtį turi? Oi, mano pirštas. Nihadai? Mefkibe, Nihadai? mano pirštas. Kas tau nutiko? Mefkibe, pažiūrėk. Mėsą smulkinau. Susipjausčiau pirštą. Kodėl jam leidai, Osmanai? O ką reikėjo sakyti? Sakiau, bet neklauso. Te padeda Dievas, pridėkime ledo eikš. Kam į čia įsileidai, Dieve šventas? Nežinojau, ką daryti. Nemoka jis mėsos pjaustyti. Osmanai, užplikiau arbatos, išgerkime kartu. Kokios arbatos? Į kirpyklą eik. Bet aš patylėk. Dar atsikalbinės. Eik, sakau. Osmanai, vakare atnešk mėsos. Gerai. Ką darysi? Kepsi kepsnius? Ir pirštą iškepk. Numesk ant žarijų ir iškepk. Panelė Eilin, sveiki, garbė matyt. Sveiki, ponia Hašmedai. Prašom. Šiandien noriu išsinuomoti vėrinį ypatingai progai. Turi traukti aplinkinių akį. Gerai. Parinkčiau vėrinį, kuris dėrėtų prie sužadėtuvių žiedo. Gal ponui Emrei patiks, leis pasilikti? Nesupratau, koks žiedas. Sužadėtuvių žiedas? Panelė Eilin, turbūt prasitariau? Ne. Emrė nupirko man sužadėtuvių žiedą? Sugadinau staigmeną, o viešpatį. Nieko tokio, nesakysiu Emrei, kad prasitarėt. Tik su viena sąlyga. Galit man parodyti žiedo nuotrauką? Taip, žinoma. Ponas Emrė specialiai užsakė. Rimtai? Specialiai jums. Štai. Šitas. Taip. Tobulas. O štai vėrinys. Labai gražus. Dar kartą atleiskite, panelė Eilin. Neimsiu iš jūsų pinigų. Dovana ypatingo vakaro proga. Ačiū. Nėra už ką. Geros dienos. Kur mane vediesi? Aihan, sakei, reikia krautuvės. Sakei, kad kai ką sugalvoji. Atvedžiau tave į krautuvę. Prašau. Nesupratau. Ir čia tavo palikimas? Taip. Viena iš 5-6 krautuvių. Nieko savo. O raktas kur? Ašgi ne iš kelmo spirtas. Jeigu sakau A, sakau ir B. Kažin, kuris? Kiek čia raktų? Krūva. Taip. Sandėlis Balatene, butas Galatoje, vasarnamis Giozvake, rajono krautuvė. Boje. Taip, Aihan. Kalbėjai apie krautuvę. Štai tau krautuvė. Bet ką su ją darysim? Na, Muzaferai, viešpatėlio, viskam savo laikas. Kur taip skubi?
Radom krautuvę. Sugalvosim ir verslą. Duok dieve. Duok dieve. Štai ir atvažiavom. Čia? Taip mėgstu senovę. Čia yra statybos įrankių? Na, juk kampanijos esmė – darbai, kurių visuomenės nuomonę negali daryti moterys. Tikrai šauniai sugalvojat. Tikiuosi, nenuvilsiu jūsų. Tikrai tavim neabejoju. Užeisi vidų, gerai? Laimingai. Gerai. O jūs neinat? Labai norėčiau, bet nesutariu su fotografu. Tiksliau, greitai jau nesutarsiu. Sakėte, kad jis geras žmogus. Pats geriausias? Jūs gerai sutarsit, neabejoju. Gerai? Viso, laimingai. Aš paskambinsiu, jei kas nutiks. Gerai, gerai. Ponia Džanai, Saniam? ką jūs čia pamiršot? O ką pati čia pamiršai? Aš šios fotosesijos modelis. O aš fotografas. Metinas. Tai jūs atleiskit. Saniam, palauk. Ką darai? Ponia Džanai, aš ir taip įsitempusi, o buvimas modeliu tikrai ne man. Taigi, atleiskit. Gerai, luktelk. Mums reikia spėti su kampanija. Jeigu jau atvažiavai, padarykime gerą darbą ir grįžkime į biurą. Drabužiai čia, yra atskiras kambarys. Persirenk. Prašau. Ten? Ačiū. Nuostabiai atrodai. Viskas tobula. Ar galiu paprašyti nusimauti sužadėtuvių žiedą? Vaidinsi statybininkę, o žiedas tai brangus, kaip Anglijos karalienės. Žinoma. Gali pasislinkti prie staklių. Žinoma. Nusiramink, atsipalaiduok, gali liesti įrangą, ją apžiūrėti, priprask prie jos. Pagavot? Nepagavau. Gerai, padėk. Man labiausiai reikia tavo šypsenos, bet natūralius. Nusišypsok. Nusišypsok. Gerai. Ne taip plačiai, natūraliau. Saniam, ar taip įprastai šypsaisi? O kaip šypsausi, ponia Džanai? Labai gražiai šypsaisi, Saniam. Savo šypseną gali bet ką pakirsti. Tik kai nori. Vadinasi, nepavyksta jūsų akivaizdoje. Įsitempi, nes aš čia. Apsimeskim, kad manęs nėra. Įsivaizduok, kad manęs nėra. Štai kaip padarykim. Užsimerk. Įsivaizduok, ko nori labiau už viską. Galvok apie tai. Pabandykim taip.
Gal nori lipti kabiną, nufotografuosiu. Gerai. Atsargiai. Padėt? Nebūtina. Aišku. Fotografuoja statybininkė ir klausia, ar jai padėti. Pradedu. Pradėk. Nuostabu, manau, užteks. Keliaukim kitur. Gerai. Vėl klausiu, ar tau padėt? Turbūt atsisakysi. Nereikia. Keliaujam? Keliaujam. Yok indirin tabii Can Bey. Nuleiskit, ponia Džanai. Pala, važiuosi apsirengus kaip statybininkė? Visai pamiršau. Tuoj persirengsiu. Persirenk. Skauda juosmenį, bet buvo verta. Mes šaunuoliai. Muzaferai. Ką jūs čia veikiat? Mama? Ką mes čia veikiam? Verslą steigiam. Verslą steigiam. Kokį verslą? Noriu pats save išlaikyti, pats laikytis ant kojų. Noriu pats vaikytis ant kojų. Net pakartot to, ką tau sako, nesugebi. Eime iš čia. Tetaisun, aš jums viską paaiškinsiu, nereikia man nieko aiškinti. Eime iš čia. Eime namo, Muzaferai. Eime. Mama kviečia, eisiu. Eime. Muzaferai. Pagalvok apie svajones. Kokias dar svajones? Ką tokio sugalvojot? Pagalvok apie sapnų gaudyklę. Sapnų gaudyklė. Kokia dar baidyklė? Padėk tu tą žarną dėl Dievo meilės. Eisim namo. Muzaferai, tu gali. Aš galiu. Mama, Ką? žinau, kad krautuvę paliko tėvas. Jie turi sentimentalią reikšmę, bet man jau reikia dirbti. Noriu pats save išlaikyti. Ši krautuvė – puikia proga. En azından şu dükkanı açsak bize de bir şans olsa. Gerai, viską sutvarkykit. Bet aš jums padėsiu. Žinoma, Žinoma. Aš čia viršininkė. Perspėju. žinoma. Žinoma. Perspėjau. Paskui kartu nuspręsim, ką daryti. Žinoma. Valio! Valio! Ei, kaimynai, matote, kaip gyvenimo būdo treneriai Han keičia gyvenimus? 1-0, Muzaferai. Dabar aš tavo viršininkas. Bet, Muzaferai, kai ką pasakysiu, mums reikia mašinos? Ne bėda, yra mašina. Turi mašiną? Yra mašina. Ir kalbi kitaip tapęs viršininku.
Brangusis, kokia graži staigmena. Tu labiau mane nustebinai. Aš tokia laiminga. Mūsų maža agentūrėlė aplenkė Džano agentūrą tavo dėka. Eikš. Na, pasako, kaip tau pavyko. Sanem padėjo. Aišku, vėl ji. Gailiuosi paklaususi. Ji tikra patrakėlė. Kad negautume balų už higieną, pelę paleido. Paleido pelę? Tikrai nešvariai žaidžia. Kur rado tą pelę? Gerai, tebūnie. Labai jaudinuosi dėl šiandienos. Reikia padaryti įspūdį savininkams. Be perstojo galvoju, ką sakyt. Brangioji, nesijaudink. Pasirūpinau pradžioje, tu pasirūpink antrą dalimi, gerai? Pasikliauk manimi, viskas bus gerai. Gerai. O tu daugiau neturi ką man pasakyti? Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, kodėl atvežė man gėlių? aš juk dažnai dovanoju kelių. Priežastis nebūtina. Taip, dovanoji. Kaip pasipuoši vakarėlį? Suknelė atvira nugarą. Pasirodyk, Dabar nesirengsiu susiglamžys. apsirenk. Sakai? Sakau, O jei susiglamžys? vis tiek susiglamžys. Tada tuoj. İşte geldik. Štai ir atėjom. Čia. Muzaferai. Maniau, kad apie viršininko vertą mašiną kalbė. O kas čia? Turbūt kokį kledarą slėpė? Nežinau, kokios yra viršininko mašinos. Džiaugiuosi turėdamas namus ir mašiną. Kada paskutinį kartą buvot atidarę šiuos vartus? Açılıyor. Po truputį atsidaro. Kaip rūmų vartai. Čia jūsų mašina, Muzaferai? Na kaip tau? Vadinam dovaną. Tėvas paliko. Aš sugalvojau vardą. Visai nieko. Labai netgi nieko. Nieko savo. Nasıl? Patinka? Yılan. Blizga. Mama, kas savaitgalį plauna. Dış çamaşır suyuyla yıkar. Galiu ką paspausti? Geriau nežaisk. Nieko savo. Pone Džanai. O man tikrai pavyko pertikti mimiką. Tarsi būčiau aktorė. Kur nuvažiuosim? Kokios išraiškos norėsit? Gal išsigandusios? Ar irzlios? Ar linksmos? Ar paslaptingos? Kokios norėsit? Tik pasakykit. Sanem norėčiau aptarti visas įmanomas išraiškas, bet jei nepastebėjai, aš vairuoju. Turiu žiūrėti kelią. Taip, žinoma, žiūrėkite į kelią. Pasakykite, ko norit, aš pakeliui pasimokysiu. Nenoriu nieko ypatingo. Būk savimi ir man to užtenka. Elkis kaip širdis liepia. Gerai. Man reikia vieno kadro. Jei pagausiu tobulą, jei ne, nieko jau nepadarysim. Dabar tikrai įsitempiau. Neįsitemk, tikrai nereikia. Juk nuo to visos ligos. Nuo įtampos.